Klausyk, taigi aš noriu atsikratyti pelių. Tai ką tu nori mane pelėmis apleisti? Kažkas vežia. Vaikai, tikrai kažkas vežia. Pasižiūrim, kas čia atėjo. Einam, pažiūrėsim. Kas čia pas mus atvykai, Velykų bobutė? Labą dieną, vaikai. Ar laukėte manęs? Laukiam. Aš taip skubėjau pas jus, bijojau pavėluoti, nes dalykas tiek daug darbo turiu. O svarbiausias mano darbas yra margučių marginimas. Pradėjau juos visai marginti, dažyti, visokiais paslaptingais ženklais ir raštais, dažydavau įvairiomis spalvomis. Tokį magiškų ženklų ir spalvų kūrinį visi pavadino margučiu. Ir jis tapo didžiausiu Velykų šventės simboliu. Pavasaris ateina takučiu, Velykę neša margučius pintinė ant pečių. Išbėkime vaikučiai, pavasario. Jau pievoj klykia pempė, jau vaikščioja Velykė. Stovėjo į ratelį, kuris mažuoja, taktalį kolį, nedainuok ir nešok, šiandien sargali. Pavasarinės nuotaikos sulauksime mes jūsų ir Kiškis ir Velykė 19 dieną. Ir sėkmės jums piešiant, didelės sėkmės. Jis simbolizuoja gėrį, kad būtų labai gera augmenija ir kad būtų šį pavasarį labai žydras dangus. Laukiam ištisus metus, kad nustebintume jus.